Vardas. Karmela. Pavardė. Blank. Klasė. 11. Mokykla. Vilniaus Šolomo Leikimo vidurinė. Mėgstamiausias laidų vedėjas. Žygis Takėnas. Mėgstamiausias instrumentas. Fortepijonas. Mėgstamiausias kompozitorius. Šopenas. Ir mėgstamiausia nata. Le. Le. Karmela, šiandien turim pasveikinti tiek žmonių, kad kimbam į repeticijas. Esame Maišiagaloje prie 87 namo Jogailos gatvėje, kur turėtų būti veterinaro Raimondo klinika, tačiau man čia labiau primena gyvenamąjį namą. Kaip tau, Karmela? Man irgi taip atrodo. Einam ir išsiaiškinsim, kaip čia iš tikrųjų viskas yra. Raimondai, vis daugiau žmonių keliasi į kabinetus dangoraižiuose, o jūs dirbate savo namuose. Kaip čia yra? Aš gyvenu kaime, mano pacientai kaime. Man dangoraižiai iš tikrųjų nėra ką daryti, nes aš dirbu su stambiais gyvuliais. O reiškės tokia karvytė, kad kas atvestų į ofisą, į viršų, į daugiabūtį kažkokį, tai žinot, kažkaip tai gražiai atrodytų. Ar nesusimaišot, kada esate namie, kada esate darbe? Nes skiria tik koridorius šias dvi veiklas. Retkarčiu susimaišau. Būna. Ir tada labai užpykstu ant savęs. Gal daugiau apie tą veterinaro darbą? Sėdi prie telefono, lauki iškvietimą. Gauni iškvietimą, tu turi jį įvykdyti. Reiškės, nesvarbu, ar tai diena, ar tai naktis, ar tai lietus lyja, ar tai sniegas sninga, turi važiuoti. O ten jau, kaip Dievas duoda. O Dievas duoda. Duoda. Ir ačiū, kad taip yra. O ar šiandien jau gavote iškvietimą kokį nors? Turime daug iškvietimų, nežinau, ar mes spėsim viską atlikti. Važiuosim dabar apsiklinti karvytės, paskui važiuosim skiepyti šuniukų, o toliau važiuojant gal ir dar iškvietimų gausim. Bet prieš tai pats svarbiausias klausimas. Ar tiesa, kad šiandien jūsų 50 metų jubiliejus? Karmela. Su gimimo diena, su gimimo diena. Su gimimo diena. Ar labai skauda, kai skiepija? Nežinau. Sako, vieni juokai, niekai. Bakst ir viskas. Kur čia einam, kas čia bus? Esam pas ūkininką Zigmą, eisim su numeruot viršelį. Suženklinti. Suženklint, ką tai reiškia? Kaip ir krikštynas. Reiškia, jis atsiras kaip jau oficialus padaras. Tai papasakokite daugiau apie veterinaro darbą. Ligonius gydom, atliekam profilaktinius darbus, reiškia, imam kraują, tikrinam ligų atžvilgių, reiškia, dabar yra tas eina sveikos bandos statusas, reiškia, bruceliozė, leukozė, tuberkuliozė. Ką daugiau? Ir ekstra atvejai. Šiandien mes šitaip ramiai atvažiavome, o būna, kad užsidedate sireną ir per Maišiagalą. Tai būna, bet sirenas, kai neturiu, tai iškišu galvą perliuką. Ir ką šaukėt? Veterinaras ekstra atvejis! Traukitės, taip. Iš tiesų? Iš tiesų, ką daryti? O gyvūnus yra sunkiau gydyti negu žmonės? Matot, jie nešneka. Jie tyli. Bet per kūčias, kai gydote, tai pasišnekate, Raimondai. Iki valiai dasišneka. Išsibėdavoja, šeimininkus apskundžia. Klausyk, labai skaudėjo. O tu čia ką darai? Bučiukas? Supratau. Oi, gera tetulė. Ar labai skauda? Ką jūs? Niekai. Bakst ir viskas. Tai štai, 2011 geriausi būliai. Kas čia per katalogas? Reiškės reproduktorių katalogas, kur duodam šeimininkui išsirinkti, ką jisai nori. Ir tiesiog čia savo gali vartyti ir gali išsirinkti būlių, kurios sėkla pateks į tavo karvutę. Ką išsirinko šios karvutės šeimininkė savo auklėtinį? Išsirinko pieninės veislės Holšteiną. Ko jisai geras? Principas toksai, dukra bus geresnė negu mama. Aš girdėjau apie garsiuosius žemaitukus, o yra analogų karvių pasaulyje. Karvė yra vietinės mūsų veislės, yra tik tai Lietuvos šemieji ir Lietuvos baltnugariai. Bet jas išstumia užsieniečiai, reiškės Holšteinai, būtent dėl to, kad jie, reiškės, duoda daugiau pieno ir taip toliau. Valstybė stengiasi juos išlaikyti, bet yra kaip yra. Skaitykim, kad yra nykstanti rūšis. O su baltnugariu galima būtų iki Juodosios jūros čiuožti? Ragai maiš. Apsėklinsim karvutę, apsėklinsim mes ją. Koks vardas karvutės? Malaja. Malaja.
Nu, ne tokia jau ir Malaja. Nu, labas, gražuolė, atėjo diena tavo. O po kiek laiko šita karvė bus laiminga? Kada ta diena? Po 285 dienų. Nepilni metai. Taip. 9 mėnesiai. Tai, aš nemoku skaičiuoti. Ar kaip nors skirstote savo pacientus, kažkuriuos gal lengviau gydyti, o kažkuriuos sunkiau? Nu, matote, kai savameškai skirstomės, vienas kandžiojasi, kitas spardosi, trečias badosi, reiškės, kitas rėkia, neišpasakytai, taip kad skirstom. O kas labiausiai spardosi ir kandžiojasi? Ką sunkiausia gydyti? Sunkiausiai gydyti, tai daugiausiai skundžiasi tai ožka, nes jinai visada nuskriausta, reiškės, jeigu įduri, tai jinai pusę dienos bliauna. Tyliai mes čia filmuojam. Ir priklauso nuo šeimininko. Vienas yra gyvulys ramus, o kaip šita višta, kitos sėdi, nieko pradeda kasau, viskas labai gražu. Ar buvo jūsų praktikoje kokių nors nutikimų, kai nesusitarėte su gyvūnais? Įspyrė, tiesiai į akį. Arklys. Karvė. Karvės nesispardo. Spardas, pasirodo. Tai turiu jums tokį sunkų klausimą, nežinau, kaip čia atsakysit. Ar būna, kad nepagydote gyvūnėlių ir kaip tai pernešate? Būna, pasitaiko, reiškės, visko išgydyti neįmanoma. Ar pergyvenate? Dušai pergyvenu, dabar jau šiek tiek mažiau, nes jau dirbu 30 metų, prieš 20 metų tai labai stipriai pergyvenu. Dabar šiek tiek gal, kaip čia išsireiškus, pripratau. Trumpa pamokėlė visiems miesto gyventojams, kaip atskirti gaidį nuo vištos. Kaip labai paprasta, reiškia, kai tik tai pamatot, kad ateina išsipūstęs, gražus, spalvotas, iškėlęs galvą, žinokit, kad gaidys. Kai tik vištelė tokia, sulinkusi, čia kiaušinė naidėti, sunkiai dirbti. Apsišerkšnojusi, kaip sako. Toks ir skirtumas. Prašom pasakyti, ar labai skaudėjo? Na ką jūs, vieni juokai. Moksti ir viskas. Esame jau 3 vietoje. Kiek vietų aplankote per vieną dieną? Nu, reiškės, iki 10 daugiau nebespėjam. Reiškės, mes valandą, reiškės, vienam kimui skiriama panašiai taip ir. Ką čia šiandien darysim dabar čia? Vakcinuosim šunis. Vakcinuosim. Reiškės. Vakcinuosim nuo užkrečiamų ligų, maras, enteritas, pasiutligė, reiškės, kompleksinė vakcina. Jeigu mes neskiepytume dabar gyvūnų, ar jie išgyventų? Išgyventi, bet, reiškės, yra daug problemų. Reiškės, užkrečiamos lygos yra bjaurios, reiškės, išgydyti yra žymiai brangiau negu susiskiepyti. Šitą šuniuką, tai matau, šeimininkas nuteikia. Šiandien skiepų diena, ramus laukia, o būna, kad 5 vyrai laiko. Matot, 5 nelaiko, dėl to, kad šeimininkas vis tiek būna vienas. Gal čia kaip jaučia širdis? Bus ramu, viskas gerai. Turėtų būti ramu. Geru. Ką jūs? Vieni niekai, tik bakst ir viskas. Po sunkios ir įdomios darbo dienos grįžome pas Raimondą į namus ir tikėkime, joks iškvietimas nesutrukdys mums pakalbėti apie jūsų laisvalaikį. Koks jis? Laisvalaikis įvairus. Reiškia, šeštadienį pasikurienam pirtelį, išsimaudom, išvažiuojam ir į teatrą, į sostinę nuvažiuojam, ir į koncertą nueinam. Vasaros laiku ir pagrybaujam, ir pažvėjojam. Įvairiapusiškai. Papasakokite apie savo šeimą. Kuo užsiima žmona ir dukros? Žmona buhalterė, dirba Bogoslaviškių pieniniai. Vyresnėlė dukra dirba lažybų punkte, lažybų agentė. O mažoji mokosi veterinarijos akademijoje, 5 kurse. Savo norų. Aš įsiūliau, sakau, vaikas tokį mediciną, bet buvo man atsakymas pasakytas labai aiškus. Tėti, tu gali žmonės gydyti, aš nekysiu. Tai Raimondai, kaip švęsit savo jubiliejų šiandien? Linksmai, užkursim pirtelę. Užkurs Raimondas pirti šiandien Maišiagaloj. O ką darysi, reikia? Taip, tai daug uždirbat. Užtenka. Kiek? Nežinau, neskaičiuoju. Gerai. Raimondai, ačiū Jums už viską. Mielai pasiliktume ir pabūtume Jūsų šventėje, tačiau dar ne visi pasveikinti šiandien. Moksleiviai, ketinantys karjerą sieti su veterinarija, kviečiami rinkti studijas Vilniaus kolegijoje arba Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Vilniaus kolegija veterinarijos felčerius parengia per 3 metus. Daug dėmesio skiriama praktiniams studijoms. Jų trukmė 27 savaitės. Absolventams suteikiamos iki klinikinės veterinarinės medicinos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir veterinarijos felčerio profesinė kvalifikacija. Beje, šiai studijų programai atnaujinti per Švietimo ir mokslo ministeriją skirta ES struktūrinių fondų parama. Kolegijos agrotechnologijų fakultete diegiami naujausi mokymo metodai, orientuojamasi į realių problemų sprendimą.
Lietuvos sveikatos mokslo universitete gyvulininkystės technologijos ir veterinarinės maisto saugos specialistai per 4 metus įgyja bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Bakalaurai gali toliau mokytis magistrantūroje. Universitetas siūlo 4 studijų programas – bioverslo vadybą, gyvulininkystės technologiją, gyvūninių išteklių valdymą ir veterinarinę maisto saugą. Abiturientai norintys įgyti veterinarijos gydytojo kvalifikaciją Lietuvos sveikatos mokslo universitete turėtų rinktis vientisąsias studijas, kurios trunka 6 metus. Baigusiems suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Lygiai prieš 120 metų Lietuvoje sužibo pirmoji lemputė. Sveikiname energetikus. Užeikime į vidų. Pasitikrinai įtampą? Pasitikrinai. Šaunuolė. Kokia šaunuolė. Sveiki, Ervinai. Sveikiname su 120 metų profesiniu jubiliejumi. Turime net vardinės lemputės jums dovanų. Švieskit, žibėkit, nekiškit. Nesijaučiu toks senas, bet labai dėkoju. Nėra už ką. Gerai, iš tiesų gerai atrodote. Ačiū. Gal galėtumėte plačiau papasakoti apie šią žymę sukaktį? Prieš 120 metų šalia Rietavo Oginskio dvare štai įsižiebė tokia, gal panaši pirmoji lemputė Lietuvoje. Tai buvo kažkokia tai prabangos prekė. O dabar matome, elektra yra įprastas dalykas, kaip vanduo, kaip maistas žmogui, kaip kažkokia tai esybė, būtinybė. Nuo ko prasidėjo jūsų karjera? Mano karjera skirstomosiuose tinkluose prasidėjo beveik prieš 13 metų ir nuo paprastų elektriko pareigų, kur važinėjom su brigada po pastatus, darėm perjungimus, šalinam avarinius gedimus. O kokios dabar jūsų pareigos, Ervinai? Šiuo metu mano pareigos yra dispečerinio valdymo departamento režimų planavimo skyriaus vadovas. Skamba rimtai. Tai ką jūs darote? Mano skyrius planuoja ir atsako už režimus visoje Lietuvoje. Ervinai, šiek tiek konkrečiau. Ką darot kiekvieną dieną? Kiekviena diena yra skirtinga. Mūsų darbe mažai rutinos. Tai gali būti susitikimai, darbų planavimas, darbų delegavimas, aptarimas rezultatų su kitais padaliniais, su savo darbuotojais. Visos funkcijos yra mūsų skirtos vienai misijai, kad ir ką mes bedarytume. Tai yra patikimas ir nepertraukiamas elektros energijos tiekimas. Žalesis kampelis. Protingi namai. Kas tai? Protingi namai tai namai, kuriuose visos jų energetinės sistemos, tai yra vanduo, elektra, šildymas yra sujungtos į vieną sistemą, kuri dalinasi tarpusavį informaciją tam, kad būtų efektyviausiai panaudojama energija namo visom funkcijom užtikrinti. Protingas atsakymas. Labadiena, ką galit pasakyti apie Erviną? Esame dispečerinėje. Koks yra dispečerio darbas? Štai už mūsų matome visą elektros skirstomąjį tinklą, kurį dispečeris savo pamainoje valdo. Tai yra prižiūri, kad jisai dirbtų saugiai, kad žmonės dirbtų tame tinkle saugiai ir kad elektros energija tekėtų iki gyventojų. Labadiena, atsiprašau, noriu paklausti, ką galit pasakyti apie Erviną? Ervinas yra iš Ukmergės kaip ir aš. Kartu augom tam pačiam mieste. Tai krėtėt zbitkas? Ne, nekrėtėm zbitkų, kadangi tik tai darbinius klausimus spręsdami sužinojom, kad vienas ir kitas esame iš Ukmergės. Sakykite, o per audras ir uraganus čia viskas žybsi ir marga? Priklauso kokia audra ir koks uraganas, tačiau yra Lietuvoje buvęs ne vienas ekstremalus atvejis, kur tikrai atnešė daug bėdos mūsų tinklui, tame tarpe ir klientams. Ir tikrai čia sėdėdavo ne vienas dispečeris, o 2-3 žmonės kelias paras iš eilės ir problemų būdavo nemažai pridaromos. Labadiena, atsiprašau labai, kad trukdau. Ką galit pasakyti apie Erviną? Nepiktas vadovas. Nepiktas. Gera turėti tokį vadovą. Kiek laiko pažįstami? Oi, gerą 10 metų. Gerą 10 metų. Labai paprastas, bet svarbus klausimas moksleiviui. Kuo skiriasi elektrikas nuo energetiko? Elektrikas tai yra pradinis lygis tam tikras, kur paskui besimokant, įgyjant žinių, galima tapti energetiku. Aišku, ne kiekvienas elektrikas tampa energetiku, nes elektriko darbas tai yra tos funkcijos, kurios yra pradinės, paprastos, elementariausios šiame darbe. Labadiena, atsiprašau, ką galite papasakoti apie Erviną?
Nieko blogo nepasakysiu. O gero? Nu, kaip vadovas neblogas, darbštus, atsakingas. Nu, dirbam. Ką dar dirba energetikai? Energetikas, išmanantis verslą, žinantis technologijas, tikrai yra ateities profesija, kadangi energetika tai yra ne tik tai elektriko, ne tik tai dispečerio darbas, tai yra daug visokių sričių, tai yra ir strategija, tai yra ir planavimas, ir modernizacija tinklo, ir naujos technologijos diegiamos jame. Yra ir papildomų veiklų, kaip pavyzdžiui elektromobiliai, išmanieji tinklai. Palaukit, viskas čia kompiuterizuota, o kur laidai, kur birbimai visokie, kur ta romantika? Galim nuvažiuoti. Va čia tai, Ervinai, suprantu, viskas dūzgia, birzgia, o čia tai romantika. Taip. Tai iš kur atkeliauja energija? O šita energija iš tą pastatą atkeliauja iš tikrųjų labai iš toli, net iš Elektrėnų. Aukštos įtampos perdavimo tinklo linijomis pasiekia 330 pastatą, jinai žeminama yra, pasiekia šitą pastatą, tai yra uosto pastatą, kurį mes dabar esame. Ir jau nuo transformatorių prasideda mūsų kompanijos skirstomasis tinklas, kur paskirstoma skirstomoji tinklų tiesiai iki gyventojų namų. Ir todėl šviečia naktį, šviečia dieną, šviečia naktį, šviečia dieną Elektrėnų žiburiai, iš tiesų. Tarvina, štai šios elektrinės pastotės, elektra keliauja po visą Lietuvą, ne? Mažiau Vilnių. Ši elektros pastatė yra viena iš galingesnių Vilniaus mieste ir iš jos elektros energiją gauna apie 15 000 vartotojų, tame tarpe Vilniaus oro uostas, kitos pramoninės ir kitos kompanijos. Tame tarpe ir aš. O kiek yra tokių Vilniuje? Vilniuje yra tokių pastačių apie 20. Žalesis kampelis. Sakykit, žalioja energija, ar tai yra populiaru Lietuvoje? Su kiekviena diena Lietuvoje tai vis populiarėja, bet dėl brangių technologijų tai vyksta gana lėtai. Tai viskas dar ateityje, kaip ir ateities profesija. Žalesis kampelis. Ervinai, jeigu matė tokį filmą Penktas elementas, tai čia man labai panašu į miego kapsulės. Čia turbūt visi elektrikai po darbo atsidaro, užmiega, ryte atsikelia ir dirba. Jeigu tai būtų, tai labai pavojinga, kadangi čia šiuose kapsulėse tai yra 10 000 voltų, tai yra vidutinė įtampa, o čia yra šita kapsulė paprasčiausias narvelis, linija, iš kurios elektra jau nueina į kitas transformatorinės, iki pat žmonių. Aš visada išeidamas iš virtuvės žmonai sakau, išjunk šviesą, nors jinai ir svetainiai sėdi. Tai kaip lietuviai, ar sunaudoja daug elektros? Statistiškai lietuviai sunaudoja 1,5 karto mažiau elektros energijos negu vakarų europiečiai. Tai yra pagirtina. Tai priklauso nuo bendro vidaus produkto. Jeigu jisai augtų, sunaudojimas augtų, tačiau energiją būtų galima panaudoti efektyviau. Karmela? Ar jūs irgi turite profesinę ligą, kad reikia visur išjungti šviesą? Prisipažinsiu, kad taip. Turiu tokią ligą ir visus namiškius raginu visada išjungti šviesą ir pyksto nekenčiu. O ne tik šviesą, jeigu išvažiuojate į sodą 3 dienom, ar išjungite televizorių iš rozetės, kompiuterius, viską? Dažniausiai taip. Rimtai? Žalesis kampelis. Kokie yra jūsų patarimai mūsų žiūrovams? Išeidamas iš patalpos visada išjunk šviesą. Netgi jeigu ten yra kitų žmonių. Elektros energija pigiausia yra vartoti naktį. Siurkite ir skalkite naktimis. Ir nepamirškite, kad elektra gali būti ne tik draugas, bet ir priešas. Vienas laukia ne karys. Žalesis kampelis. Tai koks yra jūsų laisvalaikis? Taip, kaip sudeginate darbę sukauptą energiją? Kadangi mano darbe labai daug tempo, labai daug technologijų, tai dažniausiai darbo krūvis yra nemažas ir tos energijos kaip ir nebelieka. Namuose kaip tik ją norisi atgauti. Šiuo atveju esu tam tikras lėto gyvenimo būdo šalininkas laisvalaikiu, tai yra maisto gaminimas namuose, sutikimai su draugais, vakarienės, muzika vinilų pavidalu. Aišku, mėgstu keliauti, bet tai dažniausiai mėgsta daryti visi. Ką jūs dažniausiai klausotės? Tai priklauso nuo nuotaikos. Tai gali būti džiazas, Diana Krall, Nina Simone, gali būti ir Santana. Gerai, norėčiau iš karto jūs griebti už ragų ir paklausti, kiek uždirbate? Ha. Optimaliai pagal nuopelnus. Kągi, žinot, pasakysiu jums, Ervinai. Gal ir gerai, kad jūs esat, nes jeigu ne jūs, nebūtų nei Lietuvos tūkstantmečio vaikų, nei ateities profesijos, o būtų štai taip.
Elektrikai, energetikai. Moksleiviai, ketinantys įgyti vieną reikalingiausių profesijų, turi iš ko rinktis. Profesinio rengimo centrai, technologijų ir verslo, politechnikos mokyklos rengia elektromechanikus, elektroninės įrangos mechanikus, elektromonterius, elektrinių buitinių prietaisų remontininkus, energetinių sistemų elektronikus. Mokymosi trukmė nuo 1 iki 3 metų. Už ES struktūrinių fondų paramą skirtą per Švietimo ir mokslo ministeriją, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras atnaujina mokymo bazę. Baigę 10 klasių jaunuoliai čia gali įgyti energetinių sistemų elektroniko, elektrinių buitinių prietaisų remontininko profesiją. Turintys vidurinį išsilavinimą kviečiami rinktis energetinių sistemų elektroniko bei elektros įrenginių montuotojo mokymo programas. Būsimieji elektros inžinieriai ir elektros energetikos inžinieriai turi įgyti profesinio bakalauro diplomą, kurį kolegijos išduoda po 3 studijų metų. Kauno technologijos, Vilniaus Gedimino technikos, Šiaulių ir Klaipėdos universitetai taip pat kviečia rinktis elektronikos inžinieriaus, elektros energetikos inžinieriaus, elektros inžinieriaus studijų programas. Absolventams išduodamas bakalauro diplomas. Universitetuose bakalauro studijos trunka 4 metus. Su manimi yra veterinarijos studentė Rita. Labą rytą. Sveiki. Rita beje yra mūsų laidos herojaus Raimondo dukra. Karmela, kaipgi sekasi tau? Ačiū Žygi, man sekasi puikiai. Šiuo metu esu profesinėje mokykloje su būsimo elektriku Giedriumi. Rita, šiandien tavęs laukia nelengva užduotis. Už šių durų žvėris laukia savo skiepo. Tavo užduotis šiandieną senas mano močiutės aparatas. Gal žinai, kas tai yra? Tai yra garso stiprintuvas. Neįtikėtina, aš tai nežinau, aš tai bijočiau jas atidaryti, bet tu? Tikrai nebijosiu. Nes tu esi? Veterinarė. Ja! Ar pavojinga elektriko profesija? Kad nors nukratė elektrą? Na, kai man buvo 6 metai, įkišau šakutę į elektros lizdą ir mane pakratė. Dabar, kai žinau, ką darau, ši specialybė nėra man pavojinga. Ar sunku Rita sekti tėvo pėdomis? Nesunku, kai turi labai gerą pavyzdį. Jis mane pamoko, daug praktikos. Kelintam esi kurse? 5. Kur mokais? Kaune. Kokie yra profesinės mokyklos privalumai? Na, mokslas nėra iš tikrųjų labai sunkus, nes didžiąją dalį mes atliekame praktikos. Studijos trunka tik tais 2 metus, po jų galima dirbti ir užsidirbti. Mano studijose bakalauro nėra, tik tai magistras yra. Trunka 6 metus. Kiekvienais metais turi atlikti praktiką. Kadangi Kaune mokotės, tai turbūt praktiką ir Kauno zoologijos sode atliekate, kaip ten sekasi? Ne, neatliekame tenai. Neįleidžiate jūs? Nelabai praktikuoti su tokiais gyvūnais. Giedriau, kaip tu susidomėjai energetikos rytimi? Na, tiesiog vieną dieną sugedo mano kompiuterio kolonėlės ir pradėjau domėtis elektroniką, nes pamaniau, jog galiu jas sutvarkyti, o laikui bėgant tai tapo ir mano hobiu. Tai kaip galvoji, ar grįši į Maišiagalą po visko, ar liksi Kaune ir skinsies kelią pati? Norėčiau grįžti, bet jeigu priimsi darbą. Tėtis? Jo, tėtis. O dabar ar padedi tėčiui? Aišku, padedu. Kiek galiu, tiek padedu. Ypatingai daug vasarą darbo, ne? Taip, kai atostogauju, tai jį kartais pavaduoju. Aha, netgi tėvas gauna iškvietimą, žiūri ateities profesiją, sako, važiuok tu. Taip. Kokios tavo ateities svajonės? Na, planuoju tęsti mokslus ir galbūt gauti inžinieriaus specialybę. O kur norėtų mokytis? Universitete, turbūt ar kolegijoje, o galbūt ir užsienyje. Sklinda kalbos, kad medikai labai daug mokosi, ar lieka laisvo laiko? Mokslų tikrai daug, bet ir laisvo laiko yra. Koks tavo hobis? Hobio gal tokio neturiu, o laisvalaikiu tai draugai, linksmybės. Ir pagalba tėčiui. Nu taip. Atėjo laikas išleisti žvėrį ir paskiepyti jį. Labai bijau. Taip daužėsi. O, pupa. Kągi, lemiamas momentas. Tik baks ir viskas. Su užduotimi susidorota puikiai. Karmela, kaipgi sekėsi Giedriui atlikti jo užduotį? Taip, Žygi, dabar yra lemiamas momentas. Giedrius baigė savo darbą ir dabar sužinosime, ar šį vakar mano močiutė klausys Bitlų. Tikėjai, ačiū Giedriau, mes geriausi.
Sauliau, šiandien mūsų akiratyje veterinarai ir energetikai. Ar tai yra pelningos profesijos? Pradėkime nuo veterinaro. Jeigu jis dirba mieste, tarkim, žinai, su visokiam žuvytėm, katytėm ir šuniukais, tai greičiausiai yra stabilesnės pajamos ir jeigu tai yra gera klinika, tai galima uždirbti pakankamai gerai. Sakykime, 2-3 tūkstančiai tai yra visai realu. Na, veterinaras kaimo vietovėje, ūkyje, atlyginimo žirklė, sakykime taip, nuo 800 litų iki tų pačių 3000 litų, bet 3000 uždirba tas, be kurio niekas kaime nevyksta. O energetikas, žinai, jeigu jis pradeda nuo elektriko, tai jo atlyginimas yra kažkur aplink 1000 litų. Bet aišku, priklausomai nuo kvalifikacijos, vietos, kurioje jis dirba, atlyginimas gali kilti iki 3 ir daugiau tūkstančių litų. Artėja vasara ir planuoju susirasti darbą. Kaip jo ieškoti? Žinai, kadangi tu esi dar moksleivė, tai pats geriausias būdas ieškotis darbo vasarai būtų padaryti taip, kad kuo daugiau žmonių žinotų, kad tu nori dirbti. Visiems kaimynam papasakot, visiems draugam papasakot, visiems dėdėm tėtom papasakot apie tai, kad tu nori dirbti vasarą. Ir gali būti taip, kad kažkas kažką pasiūlys. Kokiais būdais, Sauliau, geriausia ieškoti svajonių darbo? Internetu? Jeigu esi jaunas žmogus, internetas yra geriausia vieta, kaip ieškotis darbo. Na, šalia tų gandų apie save paskleidimą. Jeigu kalba eina apie rimtą svajonių darbą, tai tam yra agentūros. Personalo atrankų agentūros, kurios būtinai turi apie tave žinoti. Ar yra veiksminga skambinti savo būsimam darbdaviui? Jeigu nėra tavo gyvenimo prašymo, nėra ir progos paskambinti, nėra dėl ko paskambinti. Kažkas paskambino, kažko paklausė, niekas nieko nežino. O jeigu nusiuntė gyvenimo prašymą, po savaitės arba 2 paskambinai ir klausė, siunčiau gyvenimo prašymą, ar gavote? O jeigu, Sauliau, pasiemi portfelį, pasiemi savo gyvenimo aprašymą, viską susikrauni, gražiai apsirengi ir eini pas savo svajonių darbo vadovą. Yra toks dalykas, kuris vadinasi lifto kalba. Tai yra, kai žmonės nori pritraukti investuotoją, jie per 30 sekundžių turi sudominti jį. Taip pat galima sudominti ir būsimą darbdavį. Per išmokti kalbą, kurią subersi per 30 sekundžių ir jis liks absoliučiai sužavėtas. Tai kaip visada, Sauliau, ačiū už patarimus, gražus batai, pasimatysim kitą sekmadienį. Blogai, Stakėnai, neįtikinamai, nes tetiškai apgailėtinai. Imsim genytę kitą kartą. Matėt? Ateini čia, aš visą dieną paskui tavęs klausausi visą laiką. Žinai, Karmela, aš irgi pavargau. Žmonės gatvė atpažįsta, analitikų vadina, tyčiojasi. O aš juk aš paprastas žmogus. Su balandžio pirmąja. Laidą remia